Taigi bendra praktika, pirmoji pamoka. Tai dabar turime, ką tu veikei vakar, sakinį. Ką tu veikei vakar? Ką tu veikei vakar? What were you doing yesterday? What were you doing yesterday, ar ne? What were you doing yesterday? Ką tu veikei vakar? What were you doing yesterday, nes testinai, ar ne? Kaip visada, jeigu reikia pasispauskit pauzę, tai tada atsakykit, okei. Aš dirbau, sakot. Aš dirbau. Tai jeigu klausia testinai, tai ir atsakom testinai. I was working, ar ne? I was working. Jeigu sakysit I worked, žinoma, irgi supras, bet šiaip I was working. Aš dirbau, I was working. Kaip ilgai tu ten jau dirbi? Kaip ilgai tu ten jau dirbi? Kaip ilgai tu ten jau dirbi? How long have you worked there? How long have you worked there? Na, arba how long have you been working there? Jeigu testinį perfect naudosim perfect continuous present, ar ne? Bet šiaip how long have you worked there irgi puikiai tinka. Kaip ilgai tu ten jau dirbi? How long have you worked there? Nuo praėjusių metų, sakot. Nuo praėjusių metų. Since last year. Since last year. Ar ne? Since last year. Since last year. Išeiti iš darbo arba baigti kažką tai daryti, nustoti kažką tai daryti, tai yra to quit. To quit. To quit. Tai dabar, kada tu išėjai iš darbo? Kada tu išėjai iš darbo? Quit yra netaisyklingas veiksmažodis, jo visos formos yra vienodos. Ar ne, kada tu išėjai iš darbo bus when did you quit? When did you quit? Ar ne? Tai, kadangi turim did, vienaip ir antraip čia būtų pirmoji forma, ar ne? Bet vis tiek turime when did you quit? When did you quit? Kada tu išėjai iš darbo? When did you quit? Aš noriu eiti. Aš noriu eiti. Mes turime I want to go. I want to go. Ar ne? I want to go. I want to go. Ką tu nori daryti? Ką tu nori daryti? What do you want to do? Ar ne? Esamasis laikas. What do you want to do? What do you want to do? Aš noriu čia dirbti. Aš noriu čia dirbti. I want to work here. I want to work here. Ar ne? I want to work here. Kodėl? Why? Ar ne? Why? Why? Nes man patinka dirbti didelėje kompanijoje. Nes man patinka dirbti didelėje kompanijoje. Tai nes yra because. Tai nes man patinka dirbti didelėje kompanijoje būtų because I like working in a big company. Ne? Po like naudojam su in galūne working. Because I like working in a big company. Jeigu sakysit because I like to work in a big company, irgi viskas ok. Kaip sakiau, po like gali būti abu variantai. Tiek su in galūne, tiek bendratis, ar ne? Tai dar sykį, nes man patinka dirbti didelėje kompanijoje. Because I like working in a big company. Because I like working in a big company. Because I like working in a big company. Man nepatinka tai daryti. Man nepatinka tai daryti. Tiksliau sakysit, man nepatinka daryti tai. Tai sakot, I don't like doing that. I don't like doing that. I don't like doing that. Arba I don't like to do that, jeigu norit išlaikyti bendratį. Man nepatinka tai daryti, I don't like doing that, arba I don't like to do that. Bet, žinoma, dažniau kalbam šnekamoje kalboje I don't like doing that. I don't like doing that. I don't like doing that. Ar tau patinka ten dirbti? Do you like working there, ar ne? Do you like working there? Do you like working there? Ar tau patinka ten dirbti? Do you like working there? Do you like working there? Aš esu dirbęs ten anksčiau.
Aš esu dirbęs ten anksčiau. Kaip tai skambėtų? Tai būtų I have worked there before. Ar ne? I have worked there before. I have worked there before. Aš galiu ten dirbti. Aš galiu ten dirbti. I can work there. Turim modalinę, ar ne? I can work there. Po can mes neturim, nors ir eina bendratis kaip ir lietuvių kalba, bet mes neturim to tu žodelio, ne? Tiesiog sakom bendratinę formą be tu. I can work there. I can work there. Aš ten dirbsiu. Kitas modalinis. Irgi neturim tu, ar ne? Aš ten dirbsiu. I will work there. I will work there. Ar ne? I will work there. I will work there. Ar ji tai padarys? Ar ji tai padarys? Will she do it? Ar ne? Will she do it? Klausimas. Will į priekį? Do bendratiniai formai lieka, ar ne? Will she do it? Will she do it? Nes teiginys būtų she will do it. Klausimas. Will su she kaip ir su can keičiasi vietomis, ar ne? Will she do it? Jeigu būtų she can do it, būtų can she do it. Jeigu yra she will do it, will she do it. Tai dar sėki, ar ji tai padarys? Will she do it? Ar tu tai padarytum? Ar tu tai padarytum? Would you do it? 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 Tu padarytum tai, tu turėtum padaryti tai. Kaip šitie du sakiniai skirtingai skambėtų. Tu padarytum tai, tu turėtum padaryti tai. You would do it arba you should do it. Ar ne? Tai padarytum, you would do it. Reiškia, patį veiksmažodį keliam liepiamąją nuosaką padarom. Padarytum. O čia turėtum, o tas jau bendratyje tikrasis padaryti. You should go, turėtum eiti, ar ne? You should play, turėtum žaisti. Tai tu padarytum tai, you would do it. Tu turėtum padaryti tai, you should do it, ar ne? You should do it, you should do it. Ar turėčiau ten dirbti? Ar turėčiau ten dirbti? Should I work there? Should I work there? Ar ne? Should I work there? Should I work there? Should I work there? Ką ji turėtų daryti? Ką ji turėtų daryti? Vėlgi, ką atsistos jau prieš pilną klausimą su should, ar ne? Ką ji turėtų daryti? What should she do? What should she do? Kad ir kaip keistai tai skambėtų, bet tai normalus sakinys yra, ar ne? What should she do? What should she do? Kur jie būtų? Kur jie būtų? Where would they be? Ar ne? Where would they be? Where would they be? Ar ne? Kur jie būtų? Where would they be? Where would they be? Vėlgi atsistoja pirma would they be, ar jie būtų, tik tada kur. Tai lyg sakom, kur ar jie būtų. Where would they be? Where would they be? Dabar aš padarysiu tai rytoj. Aš padarysiu tai rytoj. Bus I will do it tomorrow. I will do it tomorrow, ar ne? I will do it tomorrow. Aš padarysiu tai rytoj. I will do it tomorrow. Aš norėsiu ten eiti. Aš norėsiu ten eiti. Bus I will want to go there, ar ne? Netgi turim will, tada want. Norėsiu ir tada jau turim antrą veiksmažodį bendratinį, jau vėlgi to go. Aš norėsiu ten eiti. I will want to go there. Pirma visus veiksmažodžius suredam, tik po to there dedam, ar ne? Lyg tai sakom, aš norėsiu eiti ten. I will want to go there. I will want to go there. I will want to go there. Ką tu darytum? Ką tu darytum? What would you do? Ar ne? What would you do? What would you do? Nedaryk to. Nedaryk to. Don't do it. Ar ne? Liepiamoji nuosaka. Don't do it. Don't do it.
Don't do it. Nedaryk to, don't do it. Būk ten rytoj. Būk ten rytoj. Būk ten rytoj. Be there tomorrow. Be there tomorrow. Būk ten rytoj. Be there tomorrow. Mes niekada to nedarome. Mes niekada to nedarome. Atsiminkit tai, kad anglų kalboje mes turim, nedarom dvigubų neiginių, turim tik viengubą neiginį. Tai mes niekada to nedarome, pataps mes niekada tai darome. Tiksliau, mes niekada darome tai we never do it. Ar ne? We never do it. Nesakysime we never it do, ar ne? We never do it. We never do it. Bet vienaip ar antraip tik tai vienas. Net jei verstumėm lietuviškai, sakytume, mes niekada tai darome, ar ne? Jeigu tai pažodžiui. Arba mes niekada darome tai, bet niekada nedarome, čia dvigubi neiginiai, tokio dalyko mes anglų kalboje neturim. Tai we never do it. We never do it. Aš padariau tai, kai ten dirbau. Aš padariau tai, kai ten dirbau. Aiškia, vienas veiksmas šast, kitas tęstinis. I did it when I worked there. Arba I did it when I was working there. Tai teisingai būtų su tęstiniu. When I was working there. Bet jeigu sakysit, when I worked there, jūs irgi supras čia, tiesiog bus tokia stiliaus gramatinė, tokia stiliaus klaida, tokia laužyta anglų kalba truputėlį, ne? Tai dar sėkiai, aš padariau tai, kai ten dirbau, tai arba I did it when I worked there, o jeigu visai taisyklingai, tai I did it when I was working there. Jau yra already. Already. Ar tu jau tai padarai? Have you done it already? Ar ne? Have you done it already? Neklausiu, ar tu tai padarai, pavyzdžiui, vakar, tada būtų did you do it? Bet aš klausiu, ar jau apskritai tai yra įvykę pačio fakto. Sakau, have you done it already? So present perfect, ar ne? Have you done it already? Dėl to reikia trečios formos. Have you done it already? Have you done it already? Ok, tai dabar susimatom kitoje praktikos pamokoje. Iki.